štai, dar viena mergina, kuri kalba telefonu šiuo metu greičiausiai su savo agentu. Labadiena. Labadiena. Kuo jūs vardu? Žana iš Klaipėdos. Žana, jūs kaip gracingai mokate paduoti ranką, jūs labai gerų manierų. Į X Faktoriaus atrankas atkeliavusi Žana Spiričiava gali pasigirti ne tik geromis manieromis, bet ir solidžiu Sankt Peterburge įgytų išsilavinimu. Baigiau mokslus, žurnalistiką ir advokatūrą ir visokių turiu laipsnių, tikrai nemažai. Tačiau žurnalistės duona Žanai greitai apkarto. Todėl mergina pasipuošė gražiausią savo suknelę ir atėjo į X Faktoriaus atrankas ieškoti šlovės ir turtų. Noriu jachtos savo, tokios snieginis, pirmas sniego, baltas sniego. Nes jei moki dainuoti ir koketuoti, gyvenime atviri visi keliai. Žinokit, svarbiausia gyvenime tai būti geru žmogum. Ir viskas. Prašau, scena laukia jūsų. Koks grožis. Labas. Labas vakaras, mano vardas Žana. Aš esu iš Klaipėdos, 24 metai. Taip. Norėjau pabandyti save kažkaip, nes, dainuoju nuo vaikystės, tai turiu kokią patirtį, tai va. Ką tu mums padainuoti? Lara Fabian, žitėm. Oho. Sėkmės. Wow. Sur ce long mur, j'étais si vide et pardonnée. Le zéro qu'on peut faire des troupes si mues. La cour et puis le fil, pour moi si bon dur réclamer. Presque comme une mère, tu m'es bien me protéger. Ça donne aux hommes la vie danser à bout de rêve. J'y vais crier. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un fou, comme une âme que je laissais pas. Tu vois, je t'aime. Žana, jautriai, gražiai ir aš neturiu jums ko čia prikaišiot netgi. Marijonai. Aš neturiu ką pasakyti. Žinokit, aš net žiūriu į jūs. Net man rėžia ausiai, nors jūs ir jauna, bet rėžia ausiai, kai kolegos jūs vadina tu, nes aš noriu jūs kreiptis jūsų prakilnybę. Pagal jūsų visą tokią stotą Tas tiesa. ir manieras. Tai Labai ačiū, labai malonu. aš gal net užsičiaupsiu ir geriau būsiu jūsų vergas, negu teisėjas. Jūs ne. Iš tikrųjų, jūs labai tokia visa teatrališka ir labai ekspresyvi, išraiškinga, labai gera jį žiūrėti. Deja, vokalą aš objektyviai vertinti negaliu, dėl to, kad aš girdėjau tik tai 1-2 spalvas. Aš galiu kapelą padaryti. Ne, tiesiog to dainoje galima, man atrodo, buvo parodyti šiek tiek daugiau. Viskas taip plaukia ir plaukiu aš ir toliau. Aš daug nekalbėsiu, paprašysiu mūsų verdiktų. Marijonai. Aš sakau taip. Jūs ne? Taip. Sana. Aš jums pridėsiu dar vieną taip. Puiku.
jūs? O jūs? O jūs, gerbiamasis. Aš niekam nereikalingas. Jūs ir taip jau kitame etape. Turit 4. Taip. Labai ačiū. Žanačka, mes net nebijojom. Taip, mes viską matėm, jūs šaunuolė. Pasimatysim kitame.